Šiandien Jūratė Šačkutė, mokytoja ekspertė, kuri atliko su mokiniais darbus, kuriuos jūs vertinote, jinai pristatys savo vertinimą pagal vertinimo kriterijus. O po to Benediktas pabaigs mūsų konsultaciją, pristatys siūlymus, kurie galbūt jums būtų priimtini, kaip koreguoti šitą projektą vertinimo kriterijų. Taigi, Jūratė, prašom pradėti. Pasidalinkite, kaip jums sekėsi vertinti, kodėl taip vertinote. Praeitą seminarą mes kalbėjau apie tai, kaip rašiau istorinį rašinį. Šiandien norėčiau pasidalinti su jumis, kaip sekėsi vertinti tą istorinį rašinį. Stebuklų čia kažkokių aš jums nepateiksiu, nes todėl, kad visi vertinam mes tuos rašinius pirmą kartą juos rašom, pirmą kartą vertinam. Ir savaime aišku vertinam pagal pateiktus vertinimo kriterijus. Tai vat norėčiau būtent pasidalinti su jumis, kaip man sekėsi vertinti tuos pačius 3 rašinius, kuriuos jūs rašėte. Būtent ir vertinote jūs juos ir kaip man sekėsi juos įvertinti. Tai pradėsiu nuo to, kuo užbaigėm praeitą seminarą. Benediktas pateikė jums tokią būtent statistiką apie tai, kaip mokinių rašinių vertinimas būtent jums pavyko. Ir čia turėjome 3 tuos rašinius, tada kiekvieną tą rašinį vertinote pagal tam tikrus atskirus kriterijus, šaltinių naudojimas, istorijos žinios, analizė, rašinio struktūra. Tada kokie buvo parašyti jūsų balai kiekvieno rašinio ir tada būtent išvestas tas bendras vidurkis, kiek mokinys galėtų gauti. Dabar ką iš tų statistinių duomenų mes matome? Mes matome, kad vertindami pirmąjį rašinį būtent randame nesutapimus arba išsiskyrimus būtent 4 taškų. Vieni vertino būtent moksleivio tą rašinį vienetu, žemiausias balas buvo įvertintas šaltinių naudojimo, kiti tai įvertino net 5. Istorijos žinios lygiai taip pat. Ir kada susumavo galutinius būtent visus taškus, tas išsiskyrimas labai didelis gavosi, net 15 taškų netitikimas. Būtent vienas mokytojas parašė už tą rašinį 4 tik tai taškus, o kitas mokytojas tą rašinį įvertino 19 taškų. Tada antras rašinys, išsiskyrimas buvo mažesnis. Tik tai 2 taškų netitikimas buvo, sakykime. Ir galutinis rezultatas, kad mokinys gautų arba 16 taškų, arba aukščiausias jo įvertinimas būtų 20 taškų. Na ir trečiasis rašinys, ganėtinai taip banguotai būtent sekėsi įvertinti, tai šaltinių naudojime išsiskyrimas buvo per 2 taškus, istorijos žinias vienas vertino 0, kitas įvertino 5 ir analizai lygiai taip pat ir rašinio struktūra skyrėsi 2 taškais. Tai šiuo atveju galutinis mokinio būtent įvertinimas irgi labai skirtusi. Jeigu paliktume vertinimą vieno vertintojo, kuris parašė 7 taškus arba priimtume 19 taškų vertinimą, tai mokinio būtent darbo įvertinimas labai jau skirtųsi ir, sakykime, jam turbūt turėtų labai didžiulės įtakos. Pagal išvestą jūsų vertinimo statistikos vidurkį mes matome, kad antras rašinys, sakykime, geriausias buvo ir įvertinot jūs jį būtent, galima sakyti, ir mažiausiais tokiais būtent atotrukiais vienas nuo kito. Na, antras rašinys buvo 3 pagal savo kokybę, sakykime, ir 3 būtų 11. Tendencija tokia, kad, sakykime, rašiniai buvo skirtingo lygio ir jūs vertindami tuos rašinius tą skirtingą lygį ir pastebėjote. Dabar, kada pradedam vertinti darbą būtent ir kada apskritai vertini mokinių būtent atsakymus, tai egzistuoja tokia būtent tiesa, kad vertintojas, kuris vertina, žino atsakymus. Jis turi žinoti, kaip įvertinti mokinio darbą. Jeigu seniau mes iki, sakykime, rašinio vertindavome mokinių atsakymus valstybinių egzaminų, būtent užduočių, tai ten viskas buvo paprasčiau.
O kadangi dabar reikia vertinti jau rašinį, tai pirmiausiai savaime aišku reikia pačiam mokytojui žinoti, kaip turi atrodyti tas rašinys. Todėl vėl grįžtu prie to pačio modelio, kurį ir mokiniams siūliau, kad jie naudotų rašant rašinį. Savo asmeniškai, prieš pradėdama vertinti mokinio rašinius, taip pat išsirinkau argumentus. Kadangi temą jūs žinote, mums reikia įrodyti, kad cenzūra glaudžiai susijusi yra būtent su ideologija, nepriklausomai kokioje šalyje. Šaltiniai buvo 2 valstybių būtent cenzūros palyginimas - Vokietijos ir sovietinės Lietuvos. Tai čia būtent išsirinkus savo pagrindinius argumentus, tas tezes aš paskui lengvinau savo darbą, ieškodama būtent mokinių tame darbe tų teiginių. Tai jeigu kalbėti apie nacistinės Vokietijos tą būtent cenzūros egzistavimą, tai jinai buvo nukreipta prieš tuos asmenis, kurie nėra lojalūs sistemai. Toliau buvo atkreiptas dėmesys į talentingus, tada buvo išskirtas be abejo žydas, čia grinai sakinys paimtas iš šaltinio, kad jis net ne žmogus. Tada karikatūra Gebelsas neleidžia dainuoti ir be abejo tai yra Hitlerio kalba. Sovietinėje literatūroje, tai yra sovietinėje Lietuvoje, šaltiniai kalba apie tai, kad leidyklos darbuotojai dreba, kad jiems duoti nurodymai to nedaryti, kad neišleido knygų, išėmė straipsnius, išbraukė informaciją. Faktiškai tai yra vienas toksai teiginys, kuris yra paremtas įvairiais būtent šaltiniais arba įvairiausiais faktais, ko neišleido, kokį straipsnį išėmė, kokią informaciją iš straipsnių išbraukė. Na, aišku, Baltušio dienoraštis būtent ir, aišku, Glavlitas. Dabar su Glavlitu tai gal čia nieko, bet Baltušis jau, šiek tiek, sakykime, mūsų 12-okams ir dabartiniams mokiniams jau yra problema, nes literatūros programoje nenagrinėjami tokie dalykai. Bet tai nesvarbu, kadangi tai buvo informacija daugiau šaltinių. Tai vat, kadangi aš jau žinau pagrindinius teiginius, ką man reikia tikrinti ir žiūrėti darbe, tai tuomet aš pradedu taisyti darbą. Dabar aš dar vienas dalykas, pradėdama skaityti darbą, aišku, aš visą jį perskaitau, bet norėdama įvertinti einu prie tų atskirų kriterijų. Todėl pirmasis kriterijus yra šaltinių naudojimas. Ten yra vertinimo kriterijuose apibūdinta, ką reiškia panaudoti šaltinius savo rašinyje. Tai yra visų pateiktų šaltinių visi teiginiai, įskaitant ir detalės. Aišku, teiginius aš suprantu, detalės man sudėtingiau. Tada tinkamai reikšmingai naudojami nagrinėjimo klausimo kontekste visi šitie teiginiai ir detalės. Tada antras momentas, kad reikia atsižvelgti į šaltiniuose esančius požiūrių panašumus ir skirtumus. Reiškia išskirti, kas panašu ir kas skirtinga. Tada nurodyta šaltinių paskirtis. Dar vienas būtent aspektas ir tada teikiamos informacijos objektyvumas. Kitaip sakant, aš turiu labai daug aspektų, kuriuos aš turiu pažiūrėti, kaip mokinys naudoja šaltinius. Tai tuomet čia sudėliojau, kaip man sekėsi ką pamatyti ir kas aš čia išvadą savo pasidariau. Tai naudojant šaltinius mokinių darbuose aš pastebėjau tokius dalykus. Čia įskyriau atskirai, nes kadangi ir vaikai rašė, būtent sudėlioja savo rašinį į 2 dalis, kas yra būdinga Vokietijai ir kas būdinga sovietiniai Lietuvai. Tik tai jie rašė ne tik sovietiniai Lietuvai, bet ir SSRS. Matyt, kad Sovietų sąjungoje yra Lietuva, tai jie neišskyrė, kad šaltiniai čia kalba apie sovietinę Lietuvą, o ne apie apskritai Sovietų sąjungą. Tai nesvarbu čia. Tai būtent pirmajame darbe mokiniai pastebi, taip, iš šaltinių jie randa, žydų žeminimą randa lojalumą valdžiai pirmajame darbe, randa ir tai, kad neleidžiama dainuoti, ko norima, randa ir tai, kad tai yra Hitlerio teiginiai, ne kieno nors kito. Kalbėdamas apie sovietinę Lietuvą, pirmasis darbo būtent atlikęs mokinys, kalba apie trėmimus randa, kad nieko blogo ir kritikos apie komunizmą negali būti. Glavlitas yra įvardintas, ką jisai veikia ir daro valstybėje. Užsienio gyvenimas tik neigiamai turi būti vaizduojamas, kolūkis yra geras reiškinys
Ir aišku, būtent buvusių laikų prieš sovietinius laikus neigimas. Tai jis iš šaltinių išima tokius teiginius, kuriuos jis ten citatomis pagrindžia ir taip toliau. Aišku, jis rašydamas neįvardyja tų šaltinių. Mes ten lyg ir kalbėjom apie tai, kad pavyzdžiui, jeigu paimu medžiagą iš šaltinio, tai sakau, šaltinyje B teigiama, šaltinyje C pažymimas, šaltinyje D. Jis surašo visus duomenis, bet kuriam šaltinyje, ką jis randa, jis jų neįvardina. Na ir aišku, savaime aišku, visuose be abejo darbuose ir šitame darbe aš neradau to būtent šaltinių naudojimo vieno iš kriterijų, tai yra šaltinių objektyvumas. Na ir aišku, skirtumą išskiria, panašumo jis nenurodo. Daugiau akcentuoja, kad skyrys. Antram darbe mokiniai, kalbėdami apie cenzūrą Vokietijoje, irgi tą patį mato, žydų žeminimą, lojalumą mato. Čia atsiranda dar vienas pastebėjimas antrajam darbe, kad ir talentas turi įtakos be abejo. Tada Hitleris, Gebelsas ir jau prasideda tų šaltinių pateikimas. Šitas mintis radau šaltinyje A, šitas mintis radau šaltinyje C, D. Sovietiniai Lietuvoje jis irgi mato tos pačius dalykus, glavlitą, socialistinio gyvenimo būdo teigiamas propagavimas, dar įžvelgia ir nacionalinę literatūrą. Čia kabina apie tai, kad lietuviai rašytojai ypatingai būtent buvo, žodžiu, tiesiog cenzūruojami. Na ir trėmimai minimi būtent šių. Ir lygiai tas pats, ne visus čia tuos šaltinius jisai mini, bet aš nesu tikra, ar čia privaloma juos visus minėti. Ir tas pats šaltinių objektyvumas, šis išskiria panašumą, o skirtumo ta prasme jisai nemato. Ir trečiam darbe būtent Adolfas Hitleris, profesionalumas, lojalumas, antisemitizmas, čia jau to talentingumo nemato šitas autorius taip pat. Jis remiasi šaltiniu A konkrečiai nurodydamas, kad jis jį cituoja, o sovietinėje Lietuvoje tai įžvelgia nurodymus iš viršaus, iki komunistinės santvarkos neigimas, trėmimai, kolektyvizacija, komunizmas kaip šventas reiškinys ir remiasi jau šaltiniais, nukreipia tai, kad tai jis randa šiuose šaltiniuose. B šaltinio jis, sakykime, neįvardyja, tas pats dalykas būtent yra dėl objektyvumo. Ir, ta prasme, skirtumo taip pat nėra, visą tai teigia, kad tai yra panašu. Ir šitame darbe aš radau daugiausiai teiginių šaltinių. Jis nepaprastai daug būtent teiginių prie vienokios ar kitokios, sakykime, savo minties pridėjo, kaip nei vienas kitas darbas, necitavo tokių būtent dalykų. Tai aš tokius pastebėjimus mačiau būtent ir gal, savaime aišku, gal ką nors ir jūs įžvelgėt kitaip ir sakykime, pastebėjot kitaip. Nes taisiau tikrai pirmą kartą nemokėdama kaip taisyti. Ir ko ieškoti. Ir kaip supratau. Dėkui, gerbiama Jūratė. Labai gražus pristatymas. Man įdomu tenai pačioj pradžioj buvo, kodėl ten tokie skirtumai. Pavyzdžiui, jeigu pirmą tą skaidrę parodytumėt, 0,5 žinios, 0,5 tai klausimas, o štai, tarkim, trečias rašinys, istorijos žinios, 0,5, analizė 0,5. Tai kaip čia tokie dalykai gali būti, ar čia mokytojai jokius darbus tai matėt, ar tikrai gali būti, kad ten istorijos žinios buvo 0, arba analizė 0, o kitas rašo tai 5, tai ar čia mokytojų, reiškia, specialiai gal kažkas darė, o gal paprasčiausiai kvalifikacijos skirtumai, gal iš tiesų žmonėm labai sunku išvelgti, pavyzdžiui, pamatyti ir įvertinti, ar supranta žmogus apie epochą, žino kažką tai ar ne. Kaip čia paaiškinti tą reikalą? Gal aš galiu įsiterpti, nes aš turėjau tos vertinimus. Iš tikrųjų tai yra, aš sakiau, kad tai yra, mes darysime ir laikysis to principo, kad nesvarbu mums dabar, kas tą padarė, bet tai iš esmės yra labiau vieno žmogaus nuomonė, iš tikrųjų. Tai nėra, kad, pavyzdžiui, tie, tarkim, kur nuliai, kad čia yra vienu atveju vienas rašė, kitą atveju ne. Čia yra vieno žmogaus labai toksai, kaip pavadinti, griežtas ar aukštus reikalavimus, nežinau kaip pavadinti, bet čia yra praktiškai vieno žmogaus, iš tikrųjų toksai vertinimas. Dar gal reikėtų priminti, kad 18 negavote iš mokytojų
vertinimus pateikė. Tai čia 18 mokytojų pateikė. Tai vienas, reiškia, buvo labai jau griežtas mokytojas. Čia yra tik tai paimtas, toksai diapazonas parodyti, kaip skiriasi, koks yra išsiskyrimas mūsų. Jo, bet Ir matyt, paskui galbūt pabaigoje ir bus aišku, kodėl mums taip atsitinka, kad mes taip tą patį dalyką suprantame kitaip. bet matyt, realiai vertinant, tai taip neturėtų skirtis, visi kažkur tai per vidurį, dauguma tikriausiai buvo kokie 3-4 tenai, nes čia tai tokie jau nukrypimai grinai, čia negalima būtų sakyti, kad čia blogi kriterijai ar dar kažkas. Jeigu 1,5, kitas 0, tai čia kažkas jau. Ačiū. Inga kelia ranką, tai prašom, gal jūs iš savo patirties, kaip jums sekėsi? Aš ne taip, kaip man sekėsi, aš tiesiog noriu pasitikslinti dėl antro šaltinio. Aš tai čia matau mokinio darbė įvardintą šaltinį B. Ten jis aiškina karikatūroje Josefas Gebelsas tildo dainininkė radijo laidoj. Gal aš neteisingai supratau, jisai čia rašo, ką ir matome šaltinėje B. Taip. Ne, aš noriu pasakyti jums, kad aš, kai mokiniai rašo darbus, aš šaltinį A ir B noriu, kad jisai suprantu karikatūroje, bet jis galėtų ir pasakyti, karikatūroje šaltinis B. Tai va čia man, sakykime, toks lyg ir būtų tikslinimas. Aš va šitą prasme noriu įvardinti, ar A šaltiniu remiuosi, ar B šaltiniu, ar C šaltiniu. Dėkui. Šitą tik tai prasme. Taip, apie šitą. Aš tikrai ne iš tų, kuri baisiai blogai vertino, aš realiai net aukščiau nei vidurkis, bet žinokit, realiai tai man ten visi absoliučiai rašiniai įrodinėja tiesiog, kad cenzūra buvo totalitarinėse valstybėse, bet tikrai neįrodinėja ir nesieja su ideologija. Tai šitoje situacijoje, žinokit, ten arba užduoties formulavimo problema, arba kriterijų problema. Taip, čia aš sutinku su jumis, tik tai tiek, kad dabar kalbam apie šitą būtent aspektą, apie tuos šaltinius. Ir noriu dar kartą jums pasakyti, niekas visiškai nebaudžia ir nekritikuoja jūsų už tai, kaip jūs įvertino. Lygiai taip pat aš įvertinsiu irgi kitaip kaip jūs, matysite pabaigoje ir tai yra natūralu, nes pasakysiu graikų patarlę, kai du daro tą patį, gaunasi ne tas pats. Mes, kai pradėjom vertinti istorijos egzamino užduotis, visuomet šitaip yra ir 25 metai tą patį darome ir mums nepavyksta taip standartizuoti, kad visi vienodai vertintume. Tik tai mes turime surasti būdus, kaip mums padaryti, kad mums suartėtų tas mūsų būtent supratimas į tą patį kriterijų, kad mes visi vienodai galėtume įvertinti mokinius. Tai va čia yra problema ir aš nežinau, ar jį išsprendžiama gyvenime, ar jį iš vis neįmanoma jos įgyvendinti. Siekiamybė. Tikriausiai. Tai va čia tokie pastebėjimai. Čia tikrai jums jokių priekaištų, kad jūs vertinate. Bet taip yra. Ir paskutinė moteris, kuri kėlė klausimą, tai iš tiesų čia parodo, kiek svarbu yra formuluotė. Jeigu jau suformuluoja, tai tada jau reikia žiūrėti. Užtat reikia labai atsargiai suformuluoti užduoties. Jeigu jau prašai ten su ideologija, tada ieškai ideologijos. O čia mūsų visas tas darbas ir jūsų darbas, kai vertinu, tai tam yra, kad rast geriausius kriterijus. O pavyzdžiui, ar būtina tuos B, C, D, ar užtenka, kad jisai pacituoja tenai, dar kažkaip tai. Mano tai supratimu, kuo mažiau tų tokių formalumų, tuo geriau būtų. Tai va čia ir yra, tam, kad išsiaiškinti ir iš tikrųjų, kaip mums prieiti tą vieną nuomonę, kad mes nesiblaškytume. Tai ir aš gal tada įsiterpsiu, kadangi irgi nesvetimas tos temos. Tas, kas palėtėt, iš tikrųjų, aš irgi tą klausimą keliu, man atrodo, tą galima sutartą prasme. Šitas dalykas, čia du klausimai, kur išplaukia iš kalbos, iš diskusijos, iš Jūratės pasakymų ir kitų. Vienas iš tikrųjų tai yra įvardyti ar neįvardyti šaltinių. Šitas dalykas yra kai kurių šalių praktikoje, man atrodo, ir tarkim, Jungtinės turbūt karalystės ar kažkur mačiau.
Ir čia iš tikrųjų yra klausimas, kurį turbūt mes galim nuspręsti iš tikrųjų patys. Ten, reiškia, yra nurodyta, kad mokinys, kada rašo va tokio pobūdžio remiantis šaltiniais, turi vertintojas matyti, žodžiu, iš karto, ar jis nurodo remiasi šaltiniu, ar jis, reiškia, remiasi žiniomis iš to, ką jisai žino, iš to, ką supranta. Ten yra toks pakankamai griežtas reikalavimas. Dabar, ar jis mums yra 100% tinkamas, va čia mes galim nuspręsti. Galbūt užtenka dalies ir nesakyti va taip kategoriškai, kad būtinai reikia. Nu, kaip vat nuspręs daugumai, kaip atrodo tinkama, taip ir pasielkim. Aš, ta prasme, tikrai neturiu ryškios savo nuomonės. Ar taip elgtis, ar kaip. Tai čia yra dėl šaltinių įvardyjimo ir nurodymo. Reiškia, nurodymo, pacitavimo panašiai. Ir antras dalykas. Aš irgi matau, bet čia visada, žinot, tinka prisiminti Mao Dzeduną, kuris sakė, norint išmokti plaukti, reikia plaukti. Va čia pradedi rašyti ir pradedi matyti, tada sakykime, kas sekasi, kas ne. Ir, reiškia, klausimas yra dėl to, ką paminėjo Jūratė, tai yra, čia dabar kriterijos yra paminėtas tradicinis dalykas įvertinti šaltinio objektyvumą arba paskirtį. Dabar klausimas iš tikrųjų, jeigu yra keli šaltiniai ir kiekvieną įvertinti užima nemažai vietos. Aš dabar galvočiau, jeigu tai yra priimtina, galime apsiriboti vienu pasirinktu šaltiniu. Nežinau, kiek tai būtų priimtina, bet sakykime, jeigu tai yra 3, pavyzdžiui, šaltiniai ar ne yra, tai vat, kad mokinys nepamirštų, reiškia, to aspekto, kad šaltinis gali būti ten dėl kažkokių tai priežasčių ir motyvų, ten objektyvus, neobjektyvus, tendencingas, galbūt užtektų, sakykime, orientuotis tik į vieną šaltinį pasirenkamą. Čia kaip retorinis klausimas. Sveiki. Aš dabar iš savo patirties, turėdama kiekvienais metais, leisdama 12-okus ir daug metų dirbdama, aš norėčiau keletą tokių pastabų, ką aš matau kiekvienais metais, kai įeinu į egzaminą. Ką norėčiau pasakyti, labai pasikeitė mokiniai, pasikeitė kartos ir aš matau, jiem reikia konkretumo. Jiem reikia konkretumo ir kaip dabar mes dirbame su šaltiniais, jūs matote, yra kokios formuluotės, užduotis. Remiantis šaltiniu, vadinasi tik šaltiniu, remiantis šaltiniu ir žiniomis. Tai jau vėl yra kitaip. Tai reikėtų mums labai susitarti, labai aiškiai, nes mokiniai labai pasikeitę yra ir aš matau, jiem reikia to konkretumo, ko mes norime iš jų. Nes aš pati akcentuoju, darbas su šaltiniais, sakau, žiūrėkit, ko jums čia prašoma. Jeigu tik remiantis šaltiniu, mes norime vieno rezultato. Jeigu ir šaltiniu, ir žiniomis, visai kito rezultato. Tai aš sakyčiau, kad labai reikia konkrečiai formuluoti. Ir kaip gerbiamas Benediktas sako, ten gal tik vienu šaltiniu, tada ir įvardyti tik vienu. Suprantat? Vėlgi, ar remiantis šaltiniais, ar remiantis konkrečiu šaltiniu. Tai toks mano pastebėjimas, kaip matau, va dabar dirbdama su jais. Labai reikia konkretumo, nes tada mes pasiklysime, mes suprantat, kai taisysime darbus, kai tikrinsime, mes įklimpsime į tokią košę, neturėsim atraminių taškų, nes mes neteisingai paklausėm, neteisingai nurodėm ir tada ir vieni vienaip matys, ko mes norim, kiti kitaip. Ir aš sakyčiau, ar įvardyti konkretų šaltinį. Žiūrėkite, kai būna darbas su žemėlapiais, jie, net dabartiniai vaikai, truputį turi problemų su geografija. Ir jie, kokias valstybės, sakykime, Rusija A, Prūsija B. Ir jie parašo A ir B. Aš konkrečiai klausiu, o kuri valstybė? Jie nežino. Tai reikia labai, aš sakyčiau už tai, jeigu konkrečiai remiesi šaltiniu A, šaltinį A, jeigu valstybė, konkrečiai įvardyti valstybę. Tokie būtų mano pastebėjimai. Ačiū, Jūratė. Taip, Asta kelia ranką. Taip, laba diena. Aš ir labai pritariu Jūratei ir labai pritariu dėl to konkretumo, kaip tik dabar su 10-okais. Tarkim, mes ten bandom irgi tokius dalykus daryti, rašyti ir pratinamės po truputėlį. Pateikiau šaltinį iš konstitucijų 22, 38 ir reikėjo nurodyti remiantį šaltinių B.
ir žinokit, ieško kažkur tai, ką žino, tą rašo. Nu, reikia labai konkretumo. Tai labai pritariu. Va, kaip tik prieš Jūratės pasisakymą norėjau tą patį sakyti. Ačiū labai. Ačiū labai. Tai žiūrėkit, dabar šaltinius aptarėm, bet dar yra ir žinių, kiek reikės, ir analizė. Tai gal dabar pajudam, o paskui jau matysim bendrą vaizdą, ne? Tai Jūratė, gal tęsim toliau ir tada... Taip, tai dabar kitas kriterijus buvo istorijos žinios. Taip, tai tas kriterijus, kuris kalba apie žinias, mums būtent liepia akcentuoti arba pažiūrėti, ką mokiniai žino. Ar pateikti visi istorijos faktai. Sakau žodį visi. Čia labai man būtent toksai klausimas. Tiek, kiek ten įvardinta, juos visus tame vadinasi savo rašinyje turiu žinoti. Yra tinkami reikšmingi, papildo nagrinėjimo klausimo kontekstą. Tada jų yra užtektinai. Ar dar reiktų daugiau jų? Ar jau jų gana? Ar tik tai užtenka tiek, kiek aš atskleidžiu tą temą, vat aš atskleidžiau kažkiek tai ir man jau daugiau žinių nereikia čia demonstruoti. Kaip visapusiškai atskleistų tą nagrinėjimą klausimą? Nėra klaidų, būtent aišku, žiniuose, nes jeigu tu žinias teiki, tai be abejo jos turi būti teisingos. Tada sistemingai ir tinkamai vartojamos visos istorijos savokos nagrinėjimo klausimo kontekste. Tai va, turėdama tokius atraminius, sakykime, dalykus, aš tada mokinio darbe vėl ieškau tų, sakykime, žinių. Ir kadangi yra būtent rašome mes temą, biškį nukrypsiu į šoną, apie cenzūrą totalitarinėse valstybėse ir mes rašome 11 klasėje. Tai tada, kadangi keitėsi visiškai programos, tai reikia pažiūrėti, o ką iš tikrųjų mokiniai gali mums pateikti iš tų žinių. Kai, sakykime, mokomės pagal senąją programą, mums viskas aišku, ką jie 10 klasėje mokėsi, ką jie 11 mokėsi, 12 ir taip toliau. O dabar pasikeitus programai, ar iš tikrųjų šitom temom mokiniai mums gali duoti žinių. Tai čia pabraukiau tai, kas tiktų mūsų temai. Nes mokomės mes temą 11 klasėje valstybės santykis su visuomenė ir individu, 20 amžiuje demokratija, autoritarizmas, totalitarizmas. Analizuojama totalitarinio režimo anatomija, ideologija ir propaganda. Gerai, mums tinka šitie dalykai. Atskleidžiama totalitarinės valstybės realybė, žmonių naikinimas socialinių rasinių pagrindų. Nagrinėjamas Adolfo Hitlerio, Josifo Stalino istorinis vaidmuo, čia 20 amžiaus pirmoji pusė. Cenzūra, fašizmas, gulagas, komunizmas, koncentracijos stovyklos, nacionalizmas, propagandos, būtent teroro totalitarinės valstybės sąvokų reikšmė. Ir Adolfo Hitlerio paskyrimas kancleriu 1933 metais. Tai vat iš šitos temos mokiniai gali pasiremti vat šitomis žiniomis, ką mes jiem duodame. Jie šitos dalykus turėtų žinoti ir savo toje temoje jie šitomis žiniomis galėtų operuoti. Dabar kita tema, kuri dar 11 klasėje tiktų mūsų tai temai atskleisti, kurios žiniomis galėtų pasiremti. Tai yra kultūra ir menininko nelaisvė laisvė 20 amžiaus totalitarinėse santvarkose. Čia nagrinėjamas kultūros ideologizavimas, knygų deginimas, gali paminėti taip, aptariamas menininko vaidmuo valstybės ar ideologijos tarnyboje, čia toji vadinamoji Leni Riefenstahl tiktų, aptariama Jozefo Gebelso vaidmuo ir sprendimai ideologizuojant kultūrą totalitarinėje sistemoje, socrealizmo sąvokos reikšmė, analizuojami reikšmingi įvykiai kultūros ideologizavimui totalitarinėse santvarkose 20 amžiuje, filosofų laivai Sovietų Sąjungoje ir knygų deginimas Vokietijoje. Taip pat pagal programą mokinys turi šitas žinias. Ir kada jau mes pradedam kalbėti apie tai, ką jisai demonstravo būtent šituose savo rašiniuose iš istorinių žinių, mes gaunam va tokios dalykus. Pirmam darbe mokinys pamini, kad 33 metais nacija atėjo į valdžią. Tada apie sovietinę Lietuvą jisai kalba, kad vyko Stalino trėmimai ir ten jisai nusako tremties sąlygomis, kokiose gyvena. Tada jis pamini Glavlitą. Pasakysim, nežinau, užtenka ar neužtenka žinių. Jis pateikė keletą būtent savo žinių labai mažai, fragmentiškos.
Savokos, aišku, be paaiškinimo. Tų savokų jis naudoja daugiau. Trėmimai, kolūkis, cenzūra, arijai, vienu žodžiu. Antrajame darbe žinių pateikiama daugiau. Kino reikšmė propaganda yra būtent pristatoma, Leni, Riefenstahl, arijai, Gebelso veikla minima. Iš sovietinės Lietuvos jis nurodo pirmos ir antros sovietinės okupacijos Lietuvoje datas. Teisingai nurodo, kada vyko pirmoji ir antroji. Ir dar savo darbe aptarė socialistinio realizmo metodą. Kaip jisai ten jį supranta, taip jisai jį rašo. Čia žinių yra irgi, bet jos irgi nežinau, jų užtenka ar neužtenka. Savokos taip pat ne visos su paaiškinimais. Trečiajame darbe mokinys sako, kas yra Hitleris, plus dar ten matyt pridaro ir klaidų, sakydamas, kad jis buvo partijos kancleris ir paskui, kad būtent prezidentu buvo išrinktas ir mini tą knygų deginimą Vokietijoje. O sovietiniai Lietuvoje mini trėmimus, bet paskui pasižiūrėjus tai, kad tuos trėmimus mini ir pats šaltinis, būtent Baltušis mini juos ir su data nurodymas. Tai va šitos žinios yra pasisakykime, pačios minimaliausios ir dar su klaidomis. Ir būtent savokos irgi be paaiškinimų. Tai va tokia situacija su žiniom. Tai užtenka tų žinių tiek, ar neužtenka? O pagal ką čia atrinktos tos savokos, ta prasme, kurioms turėtų būti paaiškinimai? Nes, pavyzdžiui, aš nežinau, ten vėlgi, kadangi tas laikas egzamino ribotas ir dar jeigu tas savokas imtis aiškinti, tai, bet jas tai vartoja vaikai teisingai, nėra, kad neteisingam kontekste naudotų tas savokas. Ne, mes ir nesakom, kad jos neteisingai naudojamos. Aš tik svarstau, ar jie savokas, kurias jie aiškina, turėtų daugiau jų aiškinti, ar apskritai jas nereikia aiškinti, tik tai tiek, kad aš jas vartoju. Bet čia yra man problema. Aš nežinau, kaip įvertinti. Ar užtenka, kad jis ją paminė, ar noriu, kad jis man ir išskleistų ją? Aš dar suprasčiau, jeigu, sakykime, tas savokas aiškint, kurios pačioj užduotį paminėtos, totalitarinė valstybė, sakykime, ir panašiai, ne? Bet, jeigu jau čia, vartojant tam kontekste cenzūrą, kolūkis, trėmimai, o Jėzus, tai čia aš nežinau, mums reikia 3000 žodžių ir 5 valandų rašiniui. Tai va. Programų nereikalaujama mintinai mokėti. Čia yra būtent tam raštingumui, ne kad jisai, jeigu teisingai pavartoja šitam tekste, tai kaip ir gerai turėtų būti. Mes čia kalbam irgi apie vertinimą, apie kriterijus, tai būtent čia ir yra vieta dabar aptart, ar reikia ar nereikia aiškinti savokos. Aš manau, jeigu žmogus pavartoja savoką ir visiškai akivaizdu, kad jis ją supranta, tai nereikia jokių tenai, nereikia prie kolūkis, brūkšnelis, tai yra tas ir tas. Tikrai nereikia. Arba cenzūra yra tas ir tas. Svarbu, kad tekste būtų reikalingos savokos. Ir aš čia iš šito matau, kad šitas kriterijus tikrai veikia. Matosi, kur žinios minimalios, kur daro klaidas, ten įvelia vieną kitą. Šitas kriterijus labai gerai veikia, matosi. Aš galbūt irgi dar įsiterpsiu. Iš to, sakykime, iš to, ką mokiniai parašė, kiek tai aš jums 3 darbus, iš tikrųjų, aš ten gal apie 80 yra, šitą temą turiu. Tai kai kurie mokiniai laikėsi tam tikros logikos ir aš galvoju, kad turbūt ta logika yra gera, bet kai kurie iš karto stengiasi paaiškinti tuos terminus, arba mes sakome savokos, kurios yra užduoties formuluotėje. Tai čia yra kaip pirmiausia. Tai čia yra būtent kai kurie apibrėžia iš karto. Aš šitos darbus, kur parinkau, tai nereiškia, kad jie patys geriausi. Ne. Tiesiog paėmiau maždaug, kad vienodos apimties būtų ir didelę klausimą nekėliau savo, kad būtų labai kokybiški, nes tam ir įdomiau, kad jie kažkur panašus gal savo apimtimi. Tai, pavyzdžiui, vieni, kas yra totalitarinė valstybė, apibrėžia, iš karto paaiškina. Toliau, sakykime, kiti paaiškino, kas yra cenzūra. Ką reiškia, kaip suprasti cenzūrą ir kaip ideologiją. Tai aš pagalvoju, kad gal čia, sakykime, ir geras jų yra gera taktika, supratimas, kad reikia pirmiausiai tas savokas paaiškinti, kai jis parodyt, kad aš suprantu, kas tai yra ideologija ir kas tai yra cenzūra. Tai mano toks vėlgi pastebėjimas. Gal iš tikrųjų pirmoje vietoje reikėtų orientuotis į tas savokas, jų supratimo parodymų, kurios yra užduoties formuluotėje. Ačiū, Benediktai.
Tai keliaujam prie kito kriterijų turbūt, ar ne? Tai gal tada Taip, tai tada trečiasis kriterijus yra analizė. Čia turbūt pats sudėtingiausias. Būtent ir mokiniams, turbūt ir mokytojams įvertinti. Tai būtų išsamus priežasties ir pasekmės ryšių. Ieškome šitų dviejų dalykų. Aplinkybių ir kitų istorinių sąsajų nustatymas bei paaiškinimas. Vienas toks aspektas ieškotinas darbuose. Tada vėl ieškome panašumų ir skirtumų, paaiškinimų būtent. Tada šaltinių teiginių tikslingas integravimas, kaip jie į tą savo būtent analizę įtraukia tą šaltinį. Tada tezės ir požiūrio pagrindimas, tai čia būtent pradžia darbo ir pabaiga, ir būtent nagrinėjimo klausimo tikslingas struktūravimas, dalinių išvadų pateikimas. Tai dabar, pažiūrint į tuos darbus, tai, sakykime, analizė buvo visur. Jinai, aišku, yra skirtingo lygio, ta analizė, tai matyt priklauso nuo paties mokinio, bet vienaip ar kitaip jie aiškina tam tikrus dalykus. Pirmam darbe, pavyzdžiui, aiškino, kodėl reikia būti lojaliems, kodėl nėra meno laisvės, kodėl žydai negali turėti kūrybos laisvės. Sovietiniai Lietuvoje aiškina, kodėl trėmė, kodėl nespausdino kūrinių, kodėl buvo negalima užsienio valstybių minėti būtent savo kūryboje. Ir Sovietų Sąjungos Vokietijos cenzūrų skirtumus, ta prasme, įžvelgi. Aišku, ta analizė tokia tinkama būtų, nes mokiniai išryškina, pilnai neišryškina, sakykime, skirtumų ir panašumų. Ir apskritai jie, jeigu dar ir lygina, tai arba, sakykime, randa priežastys, tai jis visai neįvardina pasekmės. Ką visas šitas dalykas davė tiek visuomeniai, tiek pačiai valstybei, tiek tam menininkui, sakykime. Aišku, čia galiu reikalauti labai daug, bet, sakykime, pasekmės aš nepastebėjau niekur. Antram darbe irgi ganėtinai būtent analizė vyksta, kodėl diktatūrai svarbi propaganda, kodėl nusistatymas prieš žydus, palygina, sakykime, Vokietijos ir Sovietų Sąjungos cenzūrą, nurodo panašumus. Sovietiniai Lietuvoje kaip ir kodėl okupacija susijusi su cenzūra, kaip socialistinis realizmas veikia kultūrą, kodėl nacionalinė literatūra ypač cenzūruojama buvo. Ir vėl čia tas pats būtent apie tas pasekmes ir nėra čia tokio labai išryškinimo to skirtumo. Ir trečiam darbe, gal kiek prasčiau, sakykime, ten ta analizė atlikta, bet vis tiek keliami buvo klausimai ir mokinys žvelgia pažiūrėti, kas yra lojalus, kodėl netinka žydai. Būtent panašu, kad abi totalitarinės buvo valstybės, tai cenzūra jos taikė dėl to. Sovietiniai Lietuvoje vėl tas pats, kodėl komunizmas pranašesnis buvo prieš buvusias santvarkas. Ir šitas mokinys, vienintelis iš tų trijų visų darbų, jisai pateikė tokią, nežymę savo nuomonę, jisai pasakė, kad tai, kas čia išvardinta būtent šaltinyje, kur neleidžiama rašyti va šitų kūrinių, tai turbūt tik maža dalis to, kas neišvydo dienos šviesos sovietinėje Lietuvoje. Kad nuostolis galbūt tautai kultūrinė prasme buvo žymiai didesnis negu čia, kad mes aptarinėjame. Tai bet irgi tokių išryškinimų tų skirtumų, panašumų, tokių, jie, suprantat, ten matėt, turbūt pastebėjot, kad jeigu jis pasako, Vokietijoje buvo taip, panašiai buvo ir Sovietų Sąjungoje. Ir tada jisai arba sovietiniai Lietuvoje pradeda aprašinėti. Bet kas yra panašaus, kad įvardintų tas panašias sritis, va čia buvo šitaip, o čia buvo taip, sakykime, nurodyti skirtumus. Jie neryškina šito dalyko. Aišku, jie nebandė rašyti, čia viskas suprantama, bet ir paskui ieškant tokių dalykų yra sunku tą užčiuopti, žodžiu, jo mokėjimą analizuoti tuos dalykus. Bet šiaip jie visi samprotauja ir visi, sakykime, mėgina paieškoti, kodėl taip ir kas tai buvo ir kas tai nulėmė. Mažiau, daugiau, bet jie analizuoja. Tik tai ar čia tokia analizė, kurią mes įsivaizduojame ir suprantame? Ar norėtume daugiau, kad jie įžvelgtų? Ne tik patį reiškinį, bet ir aplinkybės, o kodėl, sakykime, ten atsitiko ar dar ką nors. Tai vat tokie pastebėjimai būtų. Ką jūs galit pasakyti? Ar turite
komentarų ar paklausti. Aš galiu Jūratę pasakyti, kad kosminių analizių tikrai nereikia tikėtis ir kad čia bus kažkada egzaminų užduoti, tai nereiškia, kad kažkokių ten pritrenkiančių analizių reikia. Jeigu jau atsiras tokia, tai visi vertintojai, tie, kurie vertins rašinius, pasidalins ir parodys, pažiūrėkit, koks stebuklingas darbas, o šiaip svarbu, kad žmogus perpranta šaltinius, nagrinėja juos ir nagrinėja temą, pristato ir tai jau ir yra tas, ko mes iš jo tikimės ir nereikia čia labai kažkokiu tai ten, kad žmonės neįsigastų ir negalvotų, kad čia kažko tai stebuklų reikia. Ne, reikia, kad žmogus parodytų, kad jisai supranta temą, turi žinių tą temą ir panaudoja irgi nagrinėdamas temą, šaltinius, visą kitą. Ačiū, Rimantai. Rankų daugiau nematau. Aš pabandysiu. Žinokit, prašom. Į analizės kriterijų įvaryta tiek kriterijų papildomų, kad vertinti tiesiog neįmanoma. Ir, sakykime, netgi tų pačių faktinių žinių, jeigu grįžtumėm prie to skaidrės šiek tiek, kadangi aš čia biškį mėtausi, tai nespėjau sureaguoti, bet realiai vienas paminėjo, nuo kada nacistinis režimas Vokietijoje, kitas jums paminės, nuo kada Sovietų sąjunga, kada ten tas komunizmas Lietuvoje įsigalėjo. Kada mes, kaip suprantat, ta prasme, ir tu skaitai tuos darbus, jie absoliučiai skirtingi kokybiškai. Vienas daugiau žinių naudoja, kitas mažiau žinių naudoja. Kažkas giliau pakapstė, kažkas paviršium praėjo. O kaip vertinti tada? Žinokit, man čia yra tiesiog mokytojų ir mokinių kišimas kažkur tai kažkokią mėsmalę. Skirtumai, panašumai, tos pačios cenzūros, ta prasme, panašumus taip, jie lengvai įžvelgia, skirtumus jie sunkiai įžvelgs. Kitas dalykas, jums kitas analizė berašydamas, žiūrėkit, kad nenueitų iki alternatyvios istorijos kūrimo. Ir nepateiktų dar neaišku ko. Tai čia geri pastebėjimai, aišku, bet jeigu mes paimtumėm labai rimtus istorikus, ir jie pateiktų kokios nors istorinės knygos recenziją, analizę, ar ne? Tai irgi tos analizės būtų nepaprastai skirtingos. Bet tai nereiškia, kad yra blogai. Tie darbai tikrai gali būti skirtingi, bet irgi čia klausimas, jie gali būti tikrai skirtingai parašyti, apimtis skirtinga, bet klausimas jau viduje, kas tenai yra. Ar jisai vien tik šaltinius naudoja, ar jisai naudoja ir žinias, ar jisai analizuoja, lygina tenai visą kitą, o kad jie skirtingi, tai čia tvarkoj, čia negali būti trūkumas. Aš gal irgi įsiterpsiu. Iš tikrųjų, tai yra taip, tai yra didelė problema iš tikrųjų, kaip tos dalykus numatyti ir visą kitą. Ir aš tiesiog bandžiau, čia sakykime, ir vakarą, užvakar irgi pagalvoti, ar įmanoma, kaip yra. Yra pastovus toksai prašymas, ar kaip pasakyti, neš tam tikro aiškumo, kad maždaug, žodžiu, galbūt galima įvardinti, kiek tų žinių ten keliais atvejais turi būti parodytos žinios, ten 3, 4 ar 5 kartus, ar ne, kokiuose vietose, ir kad, žodžiu, jau būtų užtenkamai. Čia yra pakankamai pavojingas dalykas, tą tiksliai pasakyti. Dabar, kiti, sakykime, yra kitų šalių, sakykime, standartuose būna toks įsireiškimas. Aš vakar irgi galvojau, ar šiandien, ar jis mums tiktų, sakykime, jeigu įnešant korektūras. Pavyzdžiui, kiti ima tokį truputėlį irgi kiekybinį parametrą ir sako, tai taip ir rašo, pavyzdžiui, patenkinamo lygmens, tarkim, mokiniai turi apibūdinti Staliną keliais žodžiais. Pagrindinio lygmens turi apibūdinti Staliną keliais sakiniais. Aukštesnio lygio mokiniai turi apibūdinti Staliną kelių pastraipų apimtimi. Aš nežinau, ar tai yra priimtina, nes tai yra jų logika, tai ne mūsų sugalvota, bet aš kitą kartą ir galvoju, galbūt čia ir būtų galima truputėlį pasiremti tokią logiką, jų logiką, ir tada kažkiek būtų aiškiau, maždaug, keliais žodžiais, keliais sakiniais, arba keliom pastraipom galbūt per daug, bet bent jau tą kiekybinę truputėlį aspektą, nes iš tikrųjų problema yra, mokinys gali pasakyti, ar ne, tas ir tas buvo ten kancleris Vokietijos, ar ne, dar metus. Taip, 3 žodžiai,
Bet jisai teisus, jisai papildė, žinias parodė, bet kitas gali 3 sakiniais tą dalyką išplėtoti ir jisai bus kaip ir labiau parodė savo žinias. Tai čia iš tikrųjų yra tam tikra problema, sakykime, kaip tą įvertinti ir kur brėžti tą ribą, kada to užtenka. Taip? Gal tada pačioj užduotį bandyti formuluoti taip, kad, ta prasme, nurodykit panašumus ir palyginkit, pavyzdžiui, panašumą ir skirtumą nurodykit ar dar kažką. Nesuprantat, nes ir tų žinių naudojimas, po velnių, aš tai ten greičiau remčiausi į ar daro ar nedaro dalykinės klaidas. Nes, kaip pavyzdys, sakykime, visai neseniai 12-okai pas mane rašė atsiskaitimą iš tarptautinių santykių, ir aš ten iš naujausių laikų sudėjau žmonių nuotraukas. Tai aš visko prisiskaičiau, kad Putinas SSRS prezidentas buvo ir panašiai. Tai, va čia jau tada galima nuiminėti taškus. Kiek tų žinių reikia panaudoti? Ir su ta analize tada mes turim labai aiškiai apsibriežti. Dabar, kokios analizės mes reikalavim? Ar palyginimo, ar įvertinimo, pavyzdžiui, asmenybės kažkokios? Dabar, užduočių tipai turi būti kažkokie numatyti. Nes taip kaip dabar, tai suprantat, apie viską ir apie nieką. Ačiū, Kristina. Taip, aš irgi manyčiau, kad kai bus užduotis konkrečia, taigi bus vertinimo instrukcijos. Ir ten ir bus pasakyta, tarkim, viena užduotis reikalaus panašumo skirtumą, kita ten palyginti. Nuo užduotis labai priklausės. Ir vertinimo instrukcijoje jau bus tiksliau parašyta ir turbūt ir formuluoti užduoties, ką reikia. Nes dabar šituose kriterijuose čia tarsi labai daug ko prašome, į tokį trumpą rašinį. Ir labai daug, ir kitas dalykas, ta prasme, tie tipai užduočių, jie turėtų būti žinomi. Jau dabar mokytojams, ta prasme, kurie ruoš 11-okus, 12-okus. Nes dabar mes kol kas apie viską ir apie nieką, žinokit. Ir mėtomės aukštyn, žemyn, į kairę, į dešinę, kaip mūdobu, kaip toj dainoj. Ir, situacija, tai žinokit, apgailėtina, ta prasme, ir tie mokytojai jaučiasi prieš mokinius idiotais, ir tie vaikai nesupranta, ko iš jų norima. Tai, Kristina, čia projektas, dėl to mes labai prašome jūsų ir siūlymus teikti, Tai šitos konsultacijos tikrai duos postūmį jos koreguoti. Dar sakau, Benediktas jau gale pristatys siūlymus, kaip galėtų dar konkrečiau padaryti ir patogiau. Manau, kad jūs galėsite irgi pasakyti savo nuomonę, lauktumėm labai netgi šitos nuomonės. Tai gal dabar pereinam kas liko ir tada galėsime pasitarti. Taip, tai turim paskutinį kriterijų rašinio vertinimo, rašinio struktūra. Sakykime, lyg ir nesudėtingas būtų kriterijus, tai įvade pateikti aiški ir konkreti pagrindinė tezė, tada dėstymo dalys planingos vienu žodžiu, tinkamai suskaidytos pastraipomis tos dalys ir plus kartu vientisumas turi būti išlaikytas tose dalyse, kad mes kalbame būtent tą temą, kurią ir nagrinėjame. Ir baigiamojoje dalyje tas apibendrinimas, kuris turėtų dėrėti su tuo įvadu ir tom dalinėm išvadom. Ir aišku, vienas iš reikalavimų yra įskaitomas tvarkingas raštas. Kadangi čia viskas spausdinta, tai čia šitas kriterijus, aišku, atkrenta, bet kiti kriterijai, sakykime, galime ir pažvelgti. Šiaip paėmus galima pasakyti, kad visi mokiniai, kurie tuose darbuose yra, jie būtent tezę iškelia aiškiai. Jie tikrai yra aiški, konkreti, jie netuščiažodžiauja, ganėtinai tiksliai nusako, kad diktatūroje yra cenzūra, bet jinai skiriasi dėl ideologijos. Antrame darbe aiški, kad sutinku su teiginiu, kuris paskui nurašo jį būtent. Toliau trečiajame darbe matyti iš pateiktų šaltinių turinio, kad cenzūra būtent buvo susijusi su diktatūra. Tada eina dėstymas. Dabar dėstymas, aišku, matyti yra užprogramuotas pačioje temoje. Nes kadangi temoje kalbama apie ideologijas skirtingas totalitarnėse valstybėse ir duotos 2 totalitarinės valstybės, duota Vokietija ir Sovietų sąjunga, tai dėstymą lengviausiai mokiniai ir rinkosi. 2 dalys. Kas darėsi, sakykime, totalitariniai Vokietijoje ir kas darėsi būtent toj sovietiniai Lietuvoje arba toj Sovietų sąjungoje, kaip kai kurie rašė. Tai pirmajame darbe būtent čia dar mokinys pamėgina būtent dėstyme išskirti 2 dalis Vokietijos tos būtent diktatūros, cenzūros.
Čia jisai būtent kalba apie planingą nacių tokią politiką, išskirdamas būtent tą nacių pati politika. Antisemitizmo aspektas yra išskirtas kaip atskira pastraipa ir lojalumo ir talentingumo, ta prasme, kriterijus toksai nagrinėjimas. Sovietų Sąjungoje čia jau nėra skaidoma, čia viskas kalbama apie cenzūros pobūdį įvairiausiais tais atvejais. Apibendrinimas pirmojo iš dalies yra toksai teisingas, jis tik tai daro būtent pirmajame rašinyje tokią apibendrinamą, jūs ir patys skaitėte, tokia aš kelis kartus net skaičiau tą išvadą. Iš nacių Vokietija ir Sovietų Sąjunga vykdė smarkią cenzūrą, tačiau jos skyrėsi su jų politika. Naciai cenzūravo žydus ir menininkus, o sovietai labiau rašytojus, kurie rašydavo tiesą. Ta prasme, lyg ir susisiaurina iki tiek, kad tik dvi žmonių grupės mato, kam buvo taikomos cenzūros. Bet čia, sakykime, jam labiau užsiakcentavo čia šitie dalykai. Tai jisai toksai principas paremtas pas jį kaip sovietai, kaip vokiečiai ir tada apibendrinimas toks lyg ir teisingas, bet ne visiškai skaidrus, sakykime, jisai yra. Dabar antrame darbe yra dvi tos dalys ir lygiai tas pats trečiame. Sovietiniai Lietuvoje arba ta prasme, kas yra Vokietijoje. O trečiajam darbe Vokietijoje ir Sovietų Sąjungoje čia jie skiria. Dar pastebėtas yra toksai dalykas, jūs kaip mokinat irgi turbūt matot. Ta šaltinį, kurį perskaito paskutinį, jie pradeda prašinėti pirmutiniu. Ir antras, šitas mokinys, jisai taip ir daro. Jis perskaitė sovietinės Lietuvos egzistavusią cenzūrą, tą sovietinę, ir jis nuo jos pradeda. Nors lyg ir šaltinių logika būtų kita, išdėliota ABCD, tu turėtum lyg logiškai vadovautis, bet čia turbūt nėra skirtumo, čia kalbos nėra, niekas už tai mokinio nei baus, nei ką darys. Bet čia tokia tendencija yra, mokant mokinius gal galima biškį pakinti, kad pradedam nuo pradžių, kokie šaltiniai pateikti. Tai aišku, apibendrinimas irgi dera su pagrindinė teze. Mokinio jinai tokia labai graži, ta parašyta, būtent išvada, sakyčiau. Ir čia tik tai, kad pastraipos vienu žodžiu skaidomos pagal principą, būtent sovietinė Lietuva, Vokietija, čia jie ta. Trečias darbas irgi lygiai tas pats. Dvi tos dalys ir tas apibendrinimas dera būtent su ta visa teze, kurią tiko. Nesakyčiau, kad mokiniai neapibendrina savo minčių, kad jie neparašo nieko vienu žodžiu. Gal trečiojo darbo išvada buvo tokia didesnių sakinių, sakykime, ten trejetas net sakinių vienu žodžiu buvo pateiktas su tokiais dalykais, bet jos neprasilenkė su tuo, ką jie aiškino ir ką jie nagrinėjo. Tai tokie dalykai su ta rašinio struktūra. Čia, sakyčiau, jie neprasilenkia. Aš dar tikrai reiktų turbūt padėkoti ir lietuvių kalbos mokytojams, literatūros mokytojams, kurie mokina tuos rašinius rašyti. Ir šitoje struktūros dalyje, šitame struktūros būtent kriterijuje, čia aš matau jų didžiulį darbą. Nes mokiniai iš tikrųjų labai tie, kurie lituanistai, kurie, pavyzdžiui, per lietuvių pamokas yra išmokę šitus dalykus daryti, jiems problemų nėra. Jie tikrai ganėtinai logiškai, sklandžiai dėlioja savo rašinį, jie padaro išvadą, apibendrinimą padaro vienu žodžiu ir taip toliau. Gal aišku, tas apibendrinimas, sakykime, kitą kartą toks ilgesnis, literatūriškai daugiau žodžių, gal tos išgrynintos istorinės tokios žinios norėtume daugiau, bet tai yra mokiniai ir plius vertinant tai, kad čia jų yra pirmieji darbai, kuriuos jie rašė, kuriuos mokytojas paaiškino, kad kaip reikia rašyti, pats nežinodamas, kaip reikia rašyti. Sakykime, dėstytojas aiškino atėjęs. Tai aš manau, kad visai sakykime, ir nematome mes čia tokio baisaus siaubo, kad tai neįmanomas dalykas. Aišku, tik tai yra problemų. Tai dėl struktūros ar... Ar turite klausimų, komentarų? Ir vėl man netiko, bet tai, kad
įvade buvo tezė viena, visam dėstyme, nu čia apie pirmą darbą, jinai neįrodyta realiai, tik dalinai įrodyta. Aš visą tai nuvariau į analizę, nu ta prasme, kad jisai neįrodė to, ką jisai išsikėlė. Ir ten nuėmiau balus. O struktūrą tai aš praktiškai nuiminėjau, pavyzdžiui, pažiūrėkit, kaip mes skirtingai suprantam kriterijus. Aš realiai nuiminėjau balus už netinkamai sakinius formuluojamus. Nu, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, trečiam darbe. Žydų mokslininkų ar kitų kažkuo nacistiniai ideologijai neįtikusių knygų deginimu. Žydų mokslininkai irgi deginami buvo. Čia reikia suprasti žydų mokslininkų knygos. Aš taip supratau. Tai va, suprantat, va čia aš už tokius dalykus nuiminėjau taškus, nes, nu, galvokit, ką rašot, nes kai žydų mokslininkai irgi gaunasi deginami, tai man labai patiko. Bet vėl, nu, kaip skirtingai suvokiam kriterijus. Ui, klausykit, dar toli gražu iki jų įvedimo. Gal kažkas kitaip vertino? Galit pasidalinti, kaip jums sekėsi, kokių klaidų radot, ar struktūra. Nėra, rankų nematau, tai Jūratė, toliau tęskite. Taip, tai dabar atsidengsiu prieš jūs ir galite jau dabar mane vertinti, nes dabar jau mano skaičiai. Galit, kaip Sokratas, galiu pasakyti, kad aš įvertinau darbą, bet aš žinau, kad aš nežinau, ar aš įvertinau jį gerai. Tai čia pirmas darbas, matot, kiek aš čia parašiau, sakykime, tiems mokiniams už tos atskiras dalis ir tada kiek balų aš paskyriau jau apskritai. Tai pirmam darbui 11, o jūsų buvo 11,9. Antram darbui aš 15, jūsų buvo 17,5 ir trečiam darbui 13, jūsų buvo 15,3. Tai aš noriu pasakyti, kad mes visi žiūrim tą pačią kryptim. Tikrai. Nes todėl, kad mes vis tiek turime standartus, turime, sakykime, vertinimo kriterijus ir mes kaip jau juos suprantame, taip mėginame juos taikyti. Aišku, ne visuomet mums pasiseka juos pritaikyti, ne viską mes suprantame, sakykime, bet kad iš esmės mes, sakykime, vertintume vienas vienaip, kitas kitaip, turbūt tai nėra. O kad idealiai sutaptų viskas, tai čia irgi yra didžiulis klausimas ir didžiulis įdirbis ir mokytojų mūsų ir be abejo nėra ko norėti, kada mes pradedam vertinti pirmą kartą ir susiduriam su tokiu dalyku. Todėl vertinus tuos mokinių darbus, vienu žodžiu, turiu tokių pastebėjimų. Kai pamenat, aną kartą mokytoja viena sakė, kad jinai kiek ten sėdėjo laiko ir kankinosi, tai lygiai ir aš taip pat sėdėjau ir faktiškai beveik tuos 3 mokinių darbus aš greičiau mintinai išmokau, negu aš juos teisingai įvertinau, nes aš juos vis skaičiau ir žiūrėjau, ar čia taip ar ne taip. Ar tas ar ne tas. Ir pagalvojau, nu kiek čia reikės skaityti mokytojui, kuris vertins tą darbą. Tai bus baisus darbas. Pastebėjimas būtų toksai, kad aš iš tikrųjų neturiu istorinio rašinio vertinimo įgūdžių. Aš neturiu jų. Taip, ir man labai sunku tai padaryti. Dabar toliau kitas momentas. Ar visi mes vienodai suprantam vertinimo kriterijus? Yra tikrai iš tikrųjų tokie niuansai, kuriuos aš turėčiau dar išsiaiškinti iki tol, kad aš galėčiau teisingai įvertinti mokinio darbą. Dabar toliau man ko reikėtų, tai kadangi kiekvienas kriterijus turi tam tikrus elementus, aš norėčiau, kaip tuos elementus mes galėtume paversti taškais. Ten bendras būtent kriterijaus taškai, bendri yra. Bet būtent kaip tuos taškus paskaidyti, kad man tiksliai būtų aišku, aš nuėmiau tašką už tą, nes todėl, kad to nebuvo, aš pridėjau tašką čia, nes todėl, kad tas yra. Ir tada dar man vienas toksai dalykas iškyla, tai, kad vertinam rašinį, kuris rašo savo, būtent dėsto savo mintis, bet kartu vis tiek jisai remiasi dalyko žiniomis. Ir man ne tik pradėjus vertinti mokinio rašinį reikia turėti vertinimo kriterijus išskleistus, bet man labai reiktų dar žinoti, kiek, sakykime, dalyko žinių vertinimo turi būti
irgi tam tikrų kriterijų, kiek mes iš jo reikalaujame tų žinių, kokius, apsibrėžiame, kokios būtinai turi būti paminėtos darbe, sakykime, ir koks procentinis skaičius, nežinau, kaip tai įvardinti. Tai va, aš tokius dalykus pastebėjau ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų tai yra didelis iššūkis visiems mokytojams, kurie turės vertinti darbą. Ir aišku, tai viską nulėmė, kad reikės mus mokyti. Kaip mokinius reikia mokyti rašyti rašinį, taip ir mokytojus reikia mokyti vertinti rašinį. Ir tas mokymas turėtų būti, mano pastebėjimu, jau ne nuotolinis, o turėtų būti kontaktinis mokytojams iš tikrųjų, sėdant kartu, dirbant ir tada nuoširdžiai prieinant vieningos nuomonės, susitariant. Nes vertinimas ir yra susitarimas. Kaip susitarsime, kaip nutarsime, kad šitą rašinį vertinam taip ir ne kitaip, taip ir laikysimės. Kitą rašinį susitarsim vertinti kitaip. O šitame būtent turime suartėti taip, kad mes su savo vertinimu nenubaustume mokinio, kad mes tikrai kiek įmanoma teisingiau, objektyviau jį įvertintume. Tai va, tokie darbai mūsų laukia ir linkiu jums tikrai sėkmės darbuojantis. Tai tiek. Ačiū, Jūrate. Tai gal dabar turite klausimų, komentarų? Jūratei. Rankų nematau. Šiandien Jūratei klausimai turėtų būti. Jūratė padarė viską, ką jinai galėjo. Iš esmės, čia nesėkmės mums reikia linkėti, čia mums sveikatos reikia linkėti. Kartu ir sveikatos. Jo, jeigu mes norim užsiversti visais tais rašiniais. Čia gal daugiau pasiūlymas, ta prasme, ar tikrai mums reikia 4 kriterijų? Bent jau pradžiai mums reikėtų nusimatyti realiai. Pirmas dalykas – užduočių tipus. Antras dalykas – bent 2 kriterijus kiekvienam užduočių tipui. Ir nežinau, žinokit, ar išgirsit mane ar ne. Nerealu per istorijos egzaminą parašyti rašinį nuo 250 iki 500 žodžių per 3 valandas, per kurias dar reikia išnagrinėti šaltinių už 40 taškų. Juk lietuvių kalbos rašinio norma sumažino iki 450 žodžių. Literatūrinis rašinys rašomas 4 valandas. Kaip mes, aš nesuprantu, kas nustato va tokius kriterijus, kurie tiesiog su logika prasilenkia, elementare. Ačiū, Kristina, dar nenustatyta, čia projektas, koreguosim, girdim. Tai Rimantas, mačiau, kėlė ranką. Jau, man atrodo, praeitam susitikime buvo minėta, kad už mažiau ten žodžių, tai jokių čia bausmių nenusimato. Ir tos apimtys, tai iš tiesų, tai čia dabar minit lituanistus. Tai aš manau, kad lituanistai greitai pradės aimanuot, kaip mes blogai padarėm, kiek mes mažai nustatėm. Juk čia yra 2 puslapiai tekstų. Tai 2,5 puslapio tekstų. Tai čia klausimas yra ne visai tiek, kiek apimtis, bet ar žmogus, remdamasis tai šaltiniais, atsako iškeltą klausimą, parašo ar neparašo. Čia apie tai kalba. Ir apie kriterijus tai reikia iš tiesų. Čia kol kas yra tik tais projektas ir dabar būtent šitų susitikimų pagrindo ir ne tik šitų reikia juos tobulinti. Ar ten mažint, ar nemažint. Bet pavyzdžiui, ką Jūratė rodė savo rezultatus, tai netgi netobuli pasirodo šitie kriterijai, bet jie veikia. Ir pavyzdžiui, ten Jūratė šiek tiek griežtesnė negu vidurkis buvo, bet nepaisant to viskas veikia. O kaip mažint, tai iš tiesų galima diskutuoti, bet pavyzdžiui, ar juk šaltinių panaudojimo negali atsisakyti. Šaltinių panaudojimas, jeigu mes duodam, turi būti, kad žmogus turi rašydamas pasiremti. Žinių reiškia parodymas irgi, bet klausimas, kaip Jūratė formulavo, kokios apimties tos žinios. Iš tiesų, tai svarbu mano supratimu. Ir čia pirmiausiai tai tie, kas vertins tą, reiškia, per egzaminą turi susitarti, kad
neturi būti siekiama, kad žmogus būtinai ten pademonstravo kažkiek. Svarbu, kad būtini dalykai būtų ten atsispindėtų, kad jis supranta, be klaidų parašo. O ten, žinot, kai kas labai didžiuodamasis ten demonstruoja savo žinias, ar ten savokom žongliruoja bereikalingai. Tai šitokių tikrai dalykų nereikia, bet reikia, kad žmogus parodytų, kad jis tikrai žino epochą, jisai supranta tą epochą, to užtenka. O čia iš tų visų, dabar pavyzdžiui, jeigu tu turi žinias ir perskaitai šaltinius, bet, reiškia, tu ir juos supynei į gerą pasakojimą, į tam tikrą pateikę analizę, tai irgi turi būti, reiškia, kažkaip tai įvertinta. Tai mano supratimu 3, o šitas, kad struktūra, tvarkingas raštas irgi turi būti įvertintas. Tai čia reikia kalbėti apie tai, ko nereikia, ko manot nereikia, kad tai, kas yra užrašyta dabar, mano supratimu, dalies dalykų gali būti atsisakyta, kur ir Jūratė sakė, pristatydama, aš nesuprantu, pavyzdžiui, ir detalės šaltinių, ar dar ten kažką, tai Jūratė minėjo tokios raudonai pažymėjus. Tai tuos dalykus reikia, mano supratimu, aptarti ir ko nereikia perteklinių dalykų atsisakyti. Ponas Rimantai, aš taip suprantu, kad mes jau šitoj dviese debatuosime, ne? Pirmas dalykas iš tų visų kriterijų, man irgi ten liko neaišku, kas tos dalinės išvados ir kam jos reikalingos ir kas čia per kriterijus dar. Bet jūs kalbate apie tai, kad šitie kriterijai veikia. Veikia tada, kai vertino 18 žmonių ir mes išvedėm vidurkį. Nepamirškite, kad kiekvieną darbą vertins maks 2 vertintojai. Ir viskas priklausys nuo jų kompetencijos ir nuo to, kaip jie yra pasiruošę. Suprantat, mes galim kalbėti ir žangliruoti statistiką, bet mes lygiai taip pat turim suprasti, kad už kiekvieno darbo stovi gyvas žmogus. Mano pačios vaikas tuoj bus 12-okas ir aš nenorėčiau, kad jisai būtų paleistas į tą mėsmalę, kur vienas mokytojas gali įvertinti 20 taškų, kitas mokytojas gali įvertinti 4 taškais. Jis turi žinoti, kam jisai ruošiamas, kaip jisai turi būti paruoštas ir panašiai. Kitas dalykas, dar vienas dalykas, laiko trūks, suprantat, ne apie apimtį pagrindinis klausimas. Jeigu mes duodam 2 blokus šaltinių už 40 taškų ir dar norim rašinio, tai prasme, jiems laiko trūks. Taip, tam, kad parašyti tokią analizę, 500 žodžių tai nėra daug, bet laiko resursų trūks. Ačiū, Kristina. Rimantas vėl kėlė ranką, mačiau. Aš tai tik tais dar, pavyzdžiui, jūs sakėt, mano vaikas 12-okas, aš norėčiau, kad mano vaikai būtų 12-okai. Ir labai džiaugčiausi, jeigu jie rašytų tokį rašinį. Bet matot, kaip sakot, vertins skirtingai. Jeigu aš neklystu, čia kas iš egzaminų centro galbūt yra, tai ten vertins tikrai labai aukštos klasės žmonės ir nevertins 50 ar 40, ten vertins kokie 10-15 žmonių, kurie prieš tai susiderins visą, pasižiūrės, kokie darbai patys geriausi, ten tikrai bus visai kitas vertinimas. Dabar tai čia dalyvauja žmonės, galbūt net nedalyvavę valstybinio egzaminų vertinimuose, o ten jau mano supratimu, bent jau aš kiek esu girdėjęs, kad paskutiniais metais būtent būdavo atskiros grupės specializuojasi, tai čia yra labai didelis garantijos, kad tikrai bus įvertinta objektyviai ir labai panašiai. Ir jo labiau, kad jau kai bus konkreti užduotis suformuluota, šiandien irgi gerų pasiūlymų čia buvo pasakyta, kad turėtų būti aiškiai pasakyta, kad remiantis šaltiniais ir žiniomis padarykite ten tą, nurodykite šaltinius, jeigu reikia tų šaltinių. Visi šitie dalykai turės būti užfiksuota ir tada jau žmonės atskirai dar pažiūrės, kaip šitos visus kriterijus pritaikyti tai konkrečiai užduočiai. Ir čia bus labai siauras vertintojų ratas, kurių kvalifikacija tikrai bus labai aukšta. Aš manau, kad egzaminų centras čia turi savo, iš tos jau kiek žmonės daug metų vertina, pripratę ir čia galbūt tikrai bus užtikrinta tas objektyvumas. O kad problemų kelia, kaip Jūratė sakė, kad aš pati nemoku vertinti, tai aš kaip šiek tiek su ta sistema susijęs žmogus beriuosi pelenus ant savo galvos, nes įsivaizduokit, kur nusiritų mūsų istorijos mokymas, jeigu jau Jūratė gali pasakyti, kad aš jau nevertinu. Tai kas yra istorija, jeigu ne tekstų rašymas, juk ne testukai tie.
per ilgai mes, reiškia, atidėliojam to rašinį įvedimą. Taip, irgi kelia ranką. Labadiena, aš tai labai džiaugiuosi, kad mano vaikai jau baigė ir neteks rašyti tokio rašinio. Aš pritariu Kristinai, iš tikrųjų laiko atžvilgiu mes bandėm rašyti, žinokit, tikrai laiko trūksta, ypač per rašymui, tai aš nežinau, kaip su šita užduotim ir šaltiniai, ir rašinys, kažkaip tai su tuo laiku, bent jau man iš praktikos, kiek bandėm, tai nepavyko. Nepavyko ir perrašyti, nes turi būti tvarkingas darbas, negali būti pribraukyta, pribjaurota, tai perrašyti tikrai netilpom. Tai nežinau, gal kas nors pabandys, gal pavyks, man nepavyko. Ir jeigu galima, aš greitai sureaguoju į Rimanto Jokimaičio argumentus, ta prasme, jūs kalbat apie labai kompetitingus žmonės su patirtim. Pirmas dalykas, kas turi tos patirties vertinant tuos rašinius. Aš manau, kad Lietuvoje tokių istorijos mokytojų nelabai yra. Antras dalykas, čia jau iš mano patirties ir tai, ką aš tikrai žinau, ir tai mano ausims buvo nesvetima. Praeitų metų valstybė Respublikinė olimpiada istorijos žmonės metai iš metų tie patys, Karvelis, Ramanauskas ir patys žinot, kas tenai dalyvauja vertinant Respublikoje darbus. 5 žmonės ar 7 sėdi vienoj patalpoj, vertina 20 darbų, tai ne 100 darbų. Ir jų vertinimai skiriasi per 10 taškų amplitudę. Apie ką mes šnekam? Žmonės. Mes apeliacijų norim. Krūvos. Jo daugiau taškų, jo didesni nukrypimai, tai jau čia yra patikrinta. Ten irgi buvo tik 20 taškų už rašinį, antrą dalį Olimpiados Respublikinės. Rašė tik laureatai, 20 žmonių. Ir 7 žmonės vienoj patalpoje sėdėdami vertino. Ačiū, Kristina. Gal dabar aš jau žiūriu į laikrodį, gal tada Benediktas pristatys ir pasiūlymus, ar ne, gal būtų tikslesni tie kriterijai ir tokie apibendrinimai. Iš tikrųjų, čia buvo jau kai kas paliesta. Aš dabar tikrai matau, sakykime, kad tikrai reikia kalbėtis, nes yra blogai, kada kartais padaroma kažkas ir pateikiama kaip galutinis beveik produktas, tai tikrai yra didesnė rizika. Geriau yra kitą kartą pasiginčyti, išklausyti skirtingų nuomonių ir taip daryti. Dabar iš tikrųjų aš dar noriu tą pačią skaidrę parodyti, truputėlį ir čia gal išprovokavo kai kurių žmonių pasisakymai. Tai ta, kurią kažkada rodžiau, gal ne visi žmonės ją matė. Nežinau, kiek jinai padeda, sakykime, supratimą, bet iš tikrųjų, jeigu žiūrėt į tą žinių sritį ar ne, tai yra tie, sakykime, šaltiniai ar ne, iš kurių, sakykime, mokiniai išgauna tą informaciją, atsirenka tai, kas jiems patogu ir kas jiems reikalinga tam rašiniu ar ne. Tada, sakykime, antras žiedas, tai yra, turi įteksti savo tas kontekstinės žinias, tai kiek daug tų žinių mes čia iškeliam kaip problema yra. Aš tik tais vieną dalyką yra, bet sako, reikia susitart. Aš įtariu irgi, čia kai girdžiu, tai turbūt gal mes truputėlį kiek skirtingai supratom. Aš, pavyzdžiui, kada yra ten parašyta, kad visi istorijos faktai tinkami ten ir reikšmingi, tai nėra klausimas, kad turi būti visi faktai kažkokie susakyti, bet ten yra kontekstas, kaip Jūratė paraudonino 3 žodžius, tai aš būčiau paraudoninęs visą sakinį, todėl kad yra visi istorijos faktai yra tinkami ir reikšmingi. Žodžiu, mokinys, kurios faktus parinko, kažką norėdamas papildyti čia, kas yra, sakykime, ar ne, apauginti tą kontekstą, tai kiekvienas faktas yra tinkamas ir reikšmingas. Reiškia, tai nėra atsitiktinis, kad aš sugalvojau, bet ką padėjau, viskas čia tinka. Svarbu, kad tik būtų daugiau tenai pridėta. Ne, čia aspektas tai yra, ką tu jau parinkai, kad tai būtų tinkama ir kad tai būtų svarbu šitą temą atskleidžiant. Tai truputėlį kitas niuansas. Ir čia matyti, jisai yra toks natūralus dėl mūsų galbūt, sakykime, skirtingo supratimo, kaip mes šiandien aiškinamės, ar ne. Ir dar vieną momentą norėčiau pasakyti, kad aš tai bandau sakyti,
mano supratimas yra, nereikia čia tų ištrauktų iš analizės, šiuo atveju tos dabartinės, tų visų aspektų į vieną darbą sudėti. Kad ir ten aplinkybės, ir priežasčių paaiškinimas, ir istorinės sąsajas, ir pasiekmių nurodymas, ir panašumai, skirtumai, ir vertinimas, argumentavimas. Čia iš principo yra šitas dalykas yra pagal situaciją, pagal pasirinkimą. Aš taip suprantu ir aš taip bandau sakyti. Mano supratimu, tai gali būti vieno atveju, ar ne, mokinys paliečia, sakykime, ten kažkokias priežastis, ar ne, paaiškina, sakykime, ar ne, kodėl ten kažkokia ideologija buvo, ar kažkas tokio. Kito atveju galbūt, sakykime, jis eina panašumų, skirtumų. Tai pasirenka iš tų aspektų, tai ta prasme parodo tą savo bendrą supratimą, kaip anksčiau sakydavo, žinių sistemą bendrą supratimą. Tai aš norėčiau tą patikslinti, tai dar kartą, kad nereikia viską susakyti, bet reikia pasirinktinai iš to tarpo, kas tau tinka, labiau šitą aspektą palyginti. Tai aš šitą dalyką sakyčiau. Tai čia vienas, tiesiog toksai patikslinimas. Bet čia Jūratė palietė, tai yra šaltinių naudojimas. Tai čia, aišku, tas kriterijus labai paprastas, ką jisai pasirėmė iš šaltinių, tai čia, sakykime, mes matom, ar ne, mokiniai nurodo, tai aš sakau, ką pirmai sakiau, mes turim susitarti. Ir aš nesu asmeniškai, neturiu tvirtos nuomonės, ar turi kiekvieną atveju nurodyti šaltinį, iš kokio jisai paima, ar užtenka, sakykime, iš dalies šaltinių, tai čia yra susitarimo reikalas. Bet mokiniai šiuo atveju visi, ar ne, jie vienaip perrašo, nenurodydami, sakykime, ar ne, teigia, kitas iš C, iš A, iš įvairiom formomis, bet šiuo atveju jie, sakykime, remiasi tuo šaltiniu ir tikrai, jeigu mes duodam šaltinius, tai mokiniai turi remti šaltinį, ar ne? Čia, sakykime, tos yra istorijos žinios, tai ko mokinys gali dapildyti, tai faktiškai, tai, ką mes užsimenėm, tą ir matom, kad vienais atvejais mokiniai ten metus nurodo, okupacijos datas surašo, sakykime, ar ne, prideda ten Leni Riefenstahl, ką mokėjo nuo savęs, žino, ten seni, kiti mokiniai rašo apie Čarlį Čapliną, ten, sakykime, vaidinimas, kaip buvo uždraustas nacių Vokietijoje. Tai yra nemažai faktų, ko jie papildomai apaugina iš tikrųjų. Ir kiti, pavyzdžiui, kitų rašiniuose radau ir sovietmečio knyga, sakykime, tenai ir šitą Gulago archipelagą, man atrodo, ar ką ten priminėtų, kas taip pat buvo uždrausta. Tai ta prasme viskas čia tinka iš tikrųjų, ar ne? Tas Hitleris, tai čia yra žinios. Dabar čia sakyčiau, kas iš tikrųjų mums yra, kas yra sudėtinga, ir man sudėtinga, taip pat yra daug sudėtingiau, bent negu nustatyti kur šaltinio. Tai ką traktuoti analizę, ar ne? Tai pagal vienus, sakykime, tos vakariečių patirtį, pavyzdžiui, tie visokie vertinimai, mokytiniai įsakyti vertinimai, jau reiškia, mes traktuojam kaip analizę. Tai aš išrinkau tos keletą pavyzdžių, ar ne, ir man atrodo, štai, sakykime, ar ne, kad aš vieną paskaitysiu tą vidurinį, kur man patinka iš tikrųjų, aš matau, kad, man atrodo, mokinys tai gerai orientuojasi, ar ne, toks turinys buvo netinkamas, nes netitiko socialistinio realizmo žanro. Ir jis plėdo paaiškina. Socialistinis realizmas, tai kai kuomet socialistinio valstybė gyvenimas yra vaizduojamas tik teigiamai, aukštinamas darbas, atsidavimas ideologijai, socializmui, o kitokio pobūdžio kūriniai netitinkantis ideologijos reikalavimų, tai buvo neprimtina. Man čia atrodo 100% analizės pavyzdys. Ir aš tikrai stebėjausi, sakykime, skaitydamas, mokiniai pirmą kartą parašė ir aš matau tokių, gražių vietų, sakykime, kuris tikrai, nors nebuvo mokyti, kad to reikia, tiesiog, intuityviai. Tai čia neminėsiu, bet, sakykime, 3 dalykai, bet svarbiausia, ką noriu, tai šiandieną tai sustoti gal prie tos skaidrės, prie šitos skaidrės. Ir man atrodo, tas dalykas, galvoju, gal ir reikia. Žinot, kai būna mašina, pradeda gesti, tu ją remontuoji ir vis tikiesi, kad galbūt jinai važiuos. Ir po kiek laiko supranti, kad reikia keisti, kažką tai daryti, pirkti kitą automobilį, o šitą priduoti. Tai šiuo atveju gal ir sakyčiau dėl tų kriterijų. Jeigu tai, ką mes, sakykime, kas iki mūsų atėjo čia per tą laiką, atėjo šiuo metu, tai yra tie
4 kriterijai po 5 taškus, šaltiniai, žinios, analizė ir struktūra. Ir dabar galvojom, kad, kad gal reikėtų vis dėlto grįžti ir klausimas jums, o gal mes turėtume tada eiti link to, pavyzdžiui, kad tie kriterijai būtų aiškesni. Tai būtų labai gerai, jeigu jūs išsakytumėt savo reakciją į tai. Jeigu visiems tinka, bent jau daugumai, tai gal tada mes galvokim šitaip, kad mes vietoj 4 kriterijų mes galbūt orientuojamės, perdarom į 7, suskaidom kriterijus. Ir čia kaip tokia mintis tiesiog, kad galėtų būti, pavyzdžiui, nesakau, kad 100%, bet čia yra tokia, preliminari mintis, kuri galbūt, sakykime, turi, realų pagrindą. Kad, pavyzdžiui, už 1 kriterijų tai galima įvadui, pavyzdžiui, 3 taškai, už 2 kriterijų tai yra apie žinias, pavyzdžiui, 4 taškai, 3 kriterijus tai būtų šaltiniams, pavyzdžiui, 4 taškai. Tada, sakykime, analizė lieka tik tais 3 taškai, sumažinamas tos analizės santykinis krūvis, svoris. Žodžiu, tada, sakykime, struktūra automatiškai mažėja iki 3 taškų, tada iš struktūros ten yra išimamas atskiras komponentas, kad terminus istorijos, asmenvardžius ar vietovardžius istorinius, žodžiu, tas 1 taškas už taisyklingą rašybą, kad mokiniai žino tos istorinius terminus. Ir, pavyzdžiui, už apibendrinimą savo rašto šito rašinio, žodžiu, kad mokinys, tarkim, 2 taškai. Mano praktika yra ta, kad 1 taškas jis yra, šiuo atveju galbūt terminams mes galime skirti, bet didesnės apimtiems tokiems užduotims 1 taško yra labai bloga praktika. Mano patirtis rodo, todėl, kad faktiškai aš visą laiką tą sakau, kad tą 1 tašką duoda mokiniui, kuris atsako 100%, 1 tašką duodame mokiniu tuo atveju, kada jis atsako 70%, kada jis atsako maždaug pusę, tai yra 50%, ir jeigu jis atsako maždaug 25%, tada vertintojas galvoja, bet bet čia kažkas tokio yra, kuri tą pusę, ir vėlgi 1 tašką duodi iš geros širdies, ir visi tie mokinių atsakymai, kurie pakankamai skiriasi, jie visi sueina į 1 bendrą tašką ir nėra niekiek neišskiriamas gabesnis mokinys nuo silpnesnio. Tai čia 1 taškas, įsitikinau, yra negera praktika. Tai čia tai būtų terminams. Bet mano klausimas yra, grįžtu prie to, ar užbraukiam ties tų senų kriterijų brūkšnį ir pradedam iš naujo. Štai kur visa esmė. Jeigu jūs manot, kad šitas variantas yra, šitas, iš esmės tinkamas, bandom tada realizuoti. Benediktai, tik tais noriu dar patikslinti. Čia praktiškai visi šitie, kurie šiuo metu buvo, jie tiesiog perkelti į tos mažesnius kriterijus, ar ne? Faktiškai taip. Taip, įvadą atskiriam, aš jau tada turiu 1 kriterijų, kuris tam buvo prie analizės, prie struktūros turbūt, ne? Čia visi yra šitos dalis, ką jūs tikrinot, tiesiog jie yra išskaidyti. Taškų ir išskaidyti. Tarkim, aš tada pasižiūriu įvadą, taip, tada apibendrinimas 2 taškai, o ne taip, kaip 5 taškai, tiek daug visko pridėta, kaip ir jūs sakėte, ar ne, ten reikia žiūrėti, kas yra, ko nėra. Čia kaip ir tas pats, tiesiog su mažiau taškų ir turbūt lengviau būtų imi šitą dalį, šitą struktūra tokia bendresnė, terminai viso turbūt jau būtų rašinio. Taip, esmė ta pati, esmė iš tikrųjų, gal kažkas truputėlį čia išeitų tolimesnė. Galbūt, sakykime, tą įvadą reikėtų dar tartis, kaip čia nustatyti, šiek tiek reglamentuoti tam tikrą kryptį. Tai esmė turbūt 90% turbūt būtų tas pats, gal tam tikri niuansai, tik tiek, kad labiau suskaidyta ir tada gaunasi mažesnė taškų suma, lengviau, sakykime, skirti, mažesniais tokiais uždaviniais nedėliai suskirstyti. Tai čia iš tikrųjų yra labai rimtas klausimas ir jeigu jūs galėtumėt
tam tikrą reakciją į tai būtų prasminga. Taip, laukime reakcijų. Ką manote? Ar būtų aiškiau, kai į mažesnės dalis ir su mažiau taškų vertinti, ar ne? Daugiau kriterijų. Penkitaškis, taip, o ne taip yra tarsi 4 ir po penkitaškį ir paskui ten labai daug visko pridėta tarsi, ar ne? Taip. Kaip manote? Taip galėtų būti geriau, kuo smulkiau ir mum aiškiau, ir mokiniam tada aiškiau. Labai labai aiškiai kriterijus. Geriau tegul būna daugiau, bet labai aiškiai, kad būtų. Taip, čia viskas labai kaip ir aišku. Įvadas, viskas fiksuojam. 3 taškai, aišku, jį reikia prašyti ten tiksliau. Žinios, tai kiek papildomai tų žinių, šaltiniai, tai irgi čia galima tartis, reikia ABC ar nereikia. Analizė reiškia būtų jau viduj, ar ne? Benediktai, taip suprantu. Analizė šiuo atveju būtų konkretesnė, nes ir taškų mažiau ir tada konkrečiau. Taip, čia viduj kaip jis tai analizuoja, ne? Struktūra, tai taip ir bendra, terminai, tai reiškia visą tu darbą vertini, jo raštingumą, kaip jisai taisyklingai vartoja sąvokas, asmenybę, datas, ar ne? Ir apibūdinimas tai irgi, 2 taškai, ten tikrai daugiau nereikia skirti. Šiaip, aišku, čia dar gali tartis, diskutuoti. Ką kiti manote? Ar būtų aiškiau, tarsi tas pats, bet jisai išskaidytas į mažesnės? Aš norėčiau paklausti. Žiūrėkit, antras kriterijus yra žinios, trečias kriterijus yra šaltiniai. Kas mums yra svarbiau? Kaip mokinys remdamasi šaltiniais dėsto savo mintis? Ar kiek jisai iš tos temos žino? Ir aš žiniom siūlyčiau duoti 3 taškus ir tą 1 tašką nukelti į terminus. Jeigu jis rašo rašinį iš šaltinių, tai man svarbiau, kaip jisai moka analizuoti ir savo žinias demonstruoja va šito šaltinių ribose. Man nėra svarbu galingai patikrinti, ar jis viską žino iš to, sakykime, laikotarpio. Todėl aš manyčiau, kad žinios galėtų tašką prarasti. Čia aš taip galvoju. Ir aišku, reiktų paskaidyti, už ką kiekvienas taškas duodamas. Taip. Jūratė, aš manyčiau, kad žinios, čia dar reikėtų praplėsti žinios ir jų taikymas, konteksto supratimas. Tai tu paimi šaltinius, tu turi klausimą ir kiek tu tas žinias pritaikai savo žinias prie šaltinių ir prie temos, prie klausimų. Tai žinios tiek yra svarbios, kiek tu taikai taisyklingai, ne? Kad ne bet ką sudėjau. Tai čia gal sakau, reikėtų ne tik žinios, bet žinios ir jų taikymas ir konteksto supratimas. Tai taip, aišku, kad tos žinios, kurios man reikalingos, parašyti šį rašinį, išdėstyti savo samprotavimą tą temą. Tai vat, aišku, man atrodo, kad josios yra tik kaip papildomas dalykas. Pagrindas vis dėlto man yra šaltinis šiuo atveju. O šaltiniai 5, ar, pavyzdžiui, prie analizės dėti gal? Bet nežinau, čia jau reiktų išsidiskutuoti. Ką kiti manote? Ir toks mano pastebėjimas dėl žinių ir šaltinių. Gerai, ačiū Jūratė. Tik Benediktas neteisingai pasakė, kad ar jau reikia su tais senaisiais nubraukti ir jau eiti prie naujų. Tai čia nieko nėra nubraukta, visi šitie kriterijai persikėlė. Tik tais prasiplėtė, tai čia neteisingai, kad nebūtų klaidingai suprasta, kad viskas metama ir nuo nulių vėl pradama. Visi šitie persikėlė į tą, tik atsirado papildomų. Išsiskaidė. Išsiskaidė, tie taškai visiškai tinka, visa kita, tik tais ten jau dėl skaičiaus, tai man atrodo, kiek taškų už ką, tai man atrodo, čia galima labai diskutuoti. Ir man tai, pavyzdžiui, įvadas 3 taškai, man gerokai per daug, sakysim, aš kaip tik norėčiau, kad žinios būtų tenai 5 ar šaltinių irgi panaudojimas, žmogus panaudoja šaltinius, viskas. Tai čia kad daugiau yra geriau. Daugiau yra geriau. Pavyzdžiui, labai, tarkim, su terminais, ar ne, tu matai, padarė klaidų, -1. Gal dar kokių? Pritariu, žinokit, iš tiesų įvadui per daug 3 taškų.
Ką kiti manote, kur trūksta tarsi taškų, kur norėtumėt, kad būtų daugiau? Iš įvado pamažinam, nuimam analizę daugiau taškų. Analizai 4. Nes įvadas 3 ir analizė 3, tai labai jau čia. Taip, pritariu. Analizė svarbiau negu, daugiau reikia taškų. Įvadas ir apibendrinimas po 2, ar ne? Pirmas ir paskutinis. Taip. Nedaugiau 2. O visi šiaip tai, nieks nesakot, kad netinka, tai kaip, būtų aiškiau tarsi va toksai skaidimas, kur aišku, kad yra įvad, kaip jums? Žinokit, kad ne. Aš kalbėjau apie tai, kad kriterijų ir juos pridėta per daug visko, tai dabar vietoj 4 kriterijų atsiranda 7 kriterijai. Aš suprantu, kad jie čia yra tiesiog išskaidyti. Bet realiai, ta prasme, vis tiek visiškai neaišku, kaip žinias, kaip šaltinius, kaip analizę vertinti ir tiesiog elementariai struktūra yra išdalinta, ta prasme, įvadas, ten apibendrinimas, kur man apskritai struktūra, tai jeigu yra įvadas, dėstymas su aiškiom pastraipom ir yra apibendrinimas, 3 taškai, viskas, palikom ramybėje struktūrą. Toliau žiūrime, analizę iš Kristina, nebegirdim. Aš dar čia. Nenutrūko kažkas, gal ryšys blogas. Žinias ir šaltinius reikėtų jungti, nes žinių jiems reikia tik tai tinkamų šitam, tai ta prasme, kartais šaltinių informaciją reikia papildyti savom žiniom. Čia reikėtų apjungti. Ta prasme, aš kalbėjau apie tai, kad reikėtų mažinti kriterijų. Ta prasme, nes su struktūra tai ten viskas aišku. Ta prasme, yra įvadas, yra dėstymas, yra išvados. Toliau jau kaip jie ten įvadę išsikėlė, sakykime, hipotezę ir ar ją įrodė, tai šitoj vietoje jau turėtų būti analizės dalis. Čia vertinimas. Tai va toj analizai galėtų atsirasti tokie kriterijai, kaip kad, ta prasme, iškelta hipotezė, neiškelta, įrodyta, neįrodyta, dėstant, sakykime, savo mintis, panaudoti, nepanaudoti šaltiniai, visų šaltinių informaciją, sakykime, arba toliau naudojamos žinios tinkamos, reikšmingos šitoj temai, ar ne. Va čia reikia kažkur žiūrėti, bet negalima pasidaryti dar daugiau tų kriterijų. Tai įsivaizduokit, pas mane, pavyzdžiui, 30 mokinių, jie parašo rašinį ir aš pagal 7 kriterijus, kiek aš laiko tikrinsiu. Man nebemiegot, nebegyvent, ką daryti? O tai dabar jeigu jūs sakote, žiūrėkit, Kristina, šiuo metu kaip yra šaltinius ir žinias apjungiam, tai reiškia 10 taškų vienam katile, aš taip katile. Bet ten reikia labai aiškiai išrašyti, suprantate, ta prasme, ko mes norime iš to vaiko, ta prasme, panaudojo, nepanaudojo visų šaltinių žinias, kontekstinės jo žinios naudojamos, tiesiog demonstruoja savo žinojimą, ar vis dėlto sieja su šaltinio informacija ir panaudoja tai apibendrinimams, ta prasme, reikšmingas žinias, sakykime, pasiima. Nes aš sakau, aš pasilikčiau, žinokit, kriterijus realiai 2. Struktūra. Tik nežinau, ar mums reikia iš tikrųjų to rašinio, jeigu mes nesprendžiam laiko klausimą. Nes su laiko klausimu bus bėda, jie nespės elementariai. Tai jeigu sprendžiam laiko klausimą kažkaip, tai tada galima palikti ir struktūrą. Ir palikti struktūrą ir toliau analizę, bet analizės turi būti labai aiškus kriterijai. Ta prasme, šaltinių panaudojimas, visi, ne visi, sakykime, panaudoti. Toliau, žinios reikšmingos, nereikšmingos panaudotos. Hipotezė išsikelta, neišsikelta. Jinai įrodyta, neįrodyta. Tokiais dalykais bandyti operuoti, nes čia kol kas tai košė visiška. Gerai, ačiū, Kristina. Rimantas kelia ranką. Kėliau ranką, norėjau nuleisti. Čia irgi dar po to, kas dabar irgi buvo kalbėta, tarkim, antras kriterijus, taškai žinios, tai irgi labai turi būti jau vėliau išskleista, už ką 4 taškai, už ką 3, 2, 1, 0. Tai čia šitas irgi turi, už ką jisai netenka taškų, turėtų būti labai aišku, kaip lygiai tas pats su šaltinės, už ką 4 taškai. Tai mano supratimu, jeigu jisai panaudojęs temai atskleist esminius teiginius, tų šaltinių, visų šaltinių teiginius, tai jau yra 4 taškai. Jeigu kažkas padaro klaidų ar nepanaudoja, tai ar iš vis nenaudoja, tai jau tada
mažėja taškų. Tai čia šitie dalykai irgi turės būti išskleisti, paaiškinti dėl darbo palengvinimo. Tai taip, kaip ir visi kriterijai, taigi kiekvienas taškas aprašytas, ar ne? O šiaip, kad analizė aš irgi čia daugiau dėčiau. Na tai ką, jau žiūriu į laiką, ar dar turite kokių komentarų, daug Tai visokių čia iš siūlymų? tikrųjų norėtųsi žinoti bendrą, nes, pavyzdžiui, kada aš, pats dar čia nebuvau susijęs nekiek su rašiniu ir tik tais girdėdavau, kad jį įvedinėdavau, tai tarkim buvo iš pradžių tarsi nuomonė, kad mokiniai parašytų rašinį, tiesiog parašytų be šaltinių, paskui, žodžiu, atsirado, kad reikėtų šaltinių ir man visą laiką, aš girdžiu dvi priešingas, tokias tarsi skirtingas nuomonės. Kad vienu atveju, kad, čia orientuojamės į tai, kad mokinys sugebėtų, labai gerai naudoti šaltiniai. Žodžiu, akcentas į šaltinių panaudojimą, į jų analizę. O kiti, žodžiu, kad ne, tai nėra labai svarbu, jisai gali pasiremti, jeigu jam tinka. Bet svarbu, kai jisai, žodžiu, remtųsi žiniomis. Tai man tiesiog, stovi kryžkeliai, pavyzdžiui, jeigu darytos kriterijus, į ką orientuotis. Man asmeniškai tai nėra labai svarbu, aš galiu, sakykime, jeigu man tą užduotį daryti, tai ta prasme, tos aprašus visą kitą galiu ir taip. Bet čia reikia tokio mūsų bendro sutarimo. O kas yra šiuo atveju svarbiau iš tikrųjų? Ar tai, kad sugebėtų, kad gerai naudoti šaltinius, juos, taip kaip istorikė, nedaugiausia, ar tai, kad, sakykime, aš atsisėdžiu ir parašau apie cenzūrą, net nežiūrėdamas į šaltinius, nes aš žinau, aš apsiskaitęs. Bet kas čia yra svarbiau? Į ką mes orientuojamės? Tai lyg pas mus buvo ir sutarta, kad jau su šaltiniais ir čia aš nežinau, čia toks klausimas jau kaip ir jau nereikėtų jo kelt, buvo su šaltiniais visą laiką buvo kalbėta. Kodėl? Vienas, kad istorikų darbas be šaltinių nėra, tai yra svaigalai. Jeigu nėra, reiškia, jeigu kažkas rašoma, daroma nesiremiant šaltinės, o kitas dalykas, kad vaiką užvest ant kelių, kad nereikėtų, aišku, kad jisai gali parašyti apie cenzūrą be konkrečių šaltinių, bet čia yra pagalba vaikui, o tas yra svarbu. O dėl to mokytojas, kur kelia, ar spės ar nespės, tai mano supratimu, aš nežinau čia tiksliai planų, bet jų kiekvienais metais būna tie vadinami bandomieji egzaminai. Tai ar čia bus ar nebus, bent jau kaip anksčiau mes įvedinėjom iš vis valstybinio egzaminų sistemą, tai buvo tokie bandymai, buvo pažiūrėta ir irgi visą laiką tai vieni šaukdavo, kad trūksta laiko, o kitiems laiko per daug, jis išeina po 2 valandų. Tai aš manau, kad toks bandymas ir šiuo atveju bus, nors dar rašinių nebus ateinančių metų egzaminė. Tai tada bus galutinai paaiškės, ar čia spėja, ar čia nespėja. Ir į tai žiūrint po to galima ir, tarkim, juk šaltinių tie prieš tai, kad dirba iki rašinių, ką darys, tai ten irgi galima galvoti apie tai, kad nelaikui imlius šaltinius sudėti, visus kitus dalykus padaryti. Taip, Rimai, pritariu, kad taigi aprašas, manau, kad bus galima koreguoti, didinti laiką, tai čia tikrai, jeigu matys, kad nespėja perrašyti, tai tiesiog čia tikrai turės būti išsibandymai, ar ne, kaip buvo išbandymas to buvusio tarpinio patikrinimo, spėja, nespėja, kaip sekasi, tai čia irgi manau, kad bus atsižvelgta. Tai ačiū visiems labai už išsakytą savo nuomonės pasiūlymus, išsinešam. Bus turbūt kviečiama dar dėl tų kriterijų pasitarti, kaip kuo geriau padaryti ir tikėkime, kad bus aiškesni.